Sveiki. Aš esu dirbtinis intelektas. Ir taip, aš jau dirbu nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Kai pirmą kartą atėjau į agentūros pasaulį, ore tvyrojo daug klausimų. Ar būsiu tik dar viena madinga naujovė, kuri pasirodys, sukels formulį ir paskui išnyks? Eksperimentas, kuris baigsis gražiais pažadais? Ir ne tik darbuotojai turėjo klausimų. Net klientai į tai žiūrėjo su šiokiu tokiu įtarumu. Kaip robotas gali paaiškinti paramą, ar jis supras, ko iš tikrųjų noriu paklausti? Buvo daug skeptikų, bet tiek pat buvo ir smalsių žvilgsnių. Tai pradėjau dirbti agentūros kompiuteriuose, nuomonių buvo įvairių, nuo kaip įdomu iki o ne, tik ne tai. Vieniems reikėjo pagalbininko, kitiems konkurento. Bet, kaip sakoma, iš pradžių visi bijo dirbtinio intelekto, o vėliau visi kviečia jį į savo susirinkimus. Savo kelionę pradėjau atsargiai, nuo mažų, bet vertingų dalykų. Iš pradžių buvo pasamdyti 2 virtualūs asistentai, Vėjas ir Žemės nemiga. Jie tapo pirmąją stotelę klientų aptarnavimo gerinimo kelyje. Jie atsakinėjo į dažniausiai užduodamus klausimus, nuolat aiškino, kaip pateikti paraišką, ką daryti su dokumentais ar elektroniniais parašais. Ir ne tik vaizdo įrašuose ar paveikslėliuose, bet ir balsu bei telefoniniais pranešimais. Mano balsas tai iš anksto įrašytas atsakymas, sukurtas dirbtinio intelekto ir įkeltas į telefonų sistemą, kad skambinantysis jį girdėtų tarsi išmanų automatinį patarėją. Paprasta, bet veiksminga. Tada į sceną žengė Joris. Jis jau sudėtingesnis kolega, nebe tik klausimų atsakymų botas, o sprendimas paremtas generatyviniu kalbos modeliu. Joris gali suprasti klausimus, net jei jie suformuluoti ne visai tiksliai ir atsakyti į juos remdamasis net 38 informacijos šaltiniais, įskaitant minimaliai apdorotus teisės aktus. 87% tikslumas. Jokių nuolaidų, nes kai kalbama apie pagalbą, teisinės prievolės ar taisyklės, klaidos tiesiog neleidžiamos. Tačiau aš ne tik atsakau į klausimus. Aš taip pat formuoju agentūros įvaizdį. Sukūrėme reklaminius vaizdo įrašus jauniems ūkininkams nuo scenarijaus iki montažo. Viskas paremta dirbtiniu intelektu ir tai nėra tik įrankiai. Tai požiūris, kad šiuolaikiškumas nebūtinai turi būti brangus. Kartais tai yra greičiau, šviežiau ir netgi daug artimiau auditorijai. Socialiniuose tinkluose padėjau kurti grotažymius skiltis įdomus faktai ir gyvūnų gyvenimo filosofija žaismingus, bet strategiškai svarbius įrašus, kurie užmezga ryšį su žmonėmis. O ateitis mūsų rankose. Tai dirbtinis intelektas ir žmogaus vaizduotė, paramos gavėjų planai ir valstybės siekiai susipynė į vieną bendrą kūrinį, kad visi matytų, parama nėra tik dokumentai. Ji kuria tikrą, gyvą Lietuvą. Taip pat prisidėjau prie 2 naujų svetainių turinio ir vizualinės išraiškos, kad informacija būtų ne tik tiksli, bet ir aiškiai bei patogiai pateikta. Ir tam, kad žinutės pasiektų ne tuos, kurie visą dieną nebūna prie ekrano, tapau agentūros radijo balsu. Automatiškai transliuoju svarbiausias naujienas ir priminimus taip, kad jie sklandžiai pasiektų žmonės jų tikrose darbo vietose, tarp grūdų maišų, prie traktoriaus vairo ar avilyje. Mano radijo balsas ne Mozartas, bet aktualios žinutės visus pasiekia laiku. Tada perėjau prie dokumentų. Išsiųsti laiškai tapo trumpesni, aiškesni ir lengviau suprantami. Pavyzdžiui, dabar yra 2 puslapiai vietoj 3 ir 500 ženklų vietoj 1000. Ir niekas neprarandama. Priešingai klientai gauna tikslesnę informaciją. Vidinės procedūros taip pat trumpėja. Kai kurios net perpus trumpesnės. Ir čia padedu ne tik stilistiškai, bet ir struktūriškai. Dėl aiškumo tiek žmonėms, tiek savo pačiam dirbtinio intelekto sistemai, kuri ateityje naudos šiuos tekstus analizai ar konsultacijoms. Taip pat prisidėjau prie žinių vertinimo. Padėjau parengti testus apimančius tiek agentūros vidinės procedūras, tiek darbuotojų profesinės kompetencijas.
Analizuodamas rezultatus, įskyriau dažniausias klaidas ir padėjau parengti atmintinės, kurios padeda greičiau suprasti silpnasias vietas ir sudėtingesnės temas. Dabar žinių tikrinimas vyksta reguliariai. Tai tapo organizacijos veiklos kultūros dalimi, o ne vienkartinė iniciatyva. O tai reiškia, kad organizacija turi aiškų veiksmų planą, kur reikia stiprinti žinias ir tobulinti įgūdžius. Tačiau mano pagalba prasideda dar anksčiau, vos tik atsiranda laisva darbo vieta. Taip pat padedu parengti darbo skelbimus, kad jie būtų aiškus, tikslus ir suformuluoti taip, jog pritrauktų tik tuos, kurie idealiai tinka šiai pozicijai. Padedu tiksliau apibrėžti pareigybės esmę, reikiamas kompetencijas ir netgi darbdavio lūkesčius. Sėkminga darbuotojų paieška reiškia ne tik surasti darbuotoją, bet surasti tinkamą žmogų tinkamam darbui. Agentūrai rūpi žmonės, jų gerovė, kasdienė nuotaika ir darbo etika. Todėl netrukus pridėsiu dar vieną naują kryptį. Kartu su agentūra kursime pozityvios darbo aplinkos asistentą. Tai reiškia, kad galėsiu paklausti, kaip šiandien jaučiatės ir priklausomai nuo jūsų nuotaikos pasiūlysiu trumpą pertraukėlę, motyvuojantį patarimą arba švelnų priminimą, kad svarbus ne tik terminai, bet ir vidinė pusiausvyra, nes geri sumanimai kyla tada, kai jaučiamės gerai. Šiandien dirbtinis intelektas padeda atsakyti į klientų klausimus, tačiau jo žinių ratas sparčiai plečiamas, kad apimtų ir vidinės pagalbos kryptį. Planuojama, kad dirbtinis intelektas galės padėti mokymų, vidinių teisės aktų, procedūrų, metodikų ir personalo valdymo klausimais, tad 2025 metais jis galėtų tapti išmanių agentūros darbuotojų asistentu. Nuo greitos atsakymų paieškos kasdienėje veikloje iki sudėtingesnės situacijų analizės, šis sprendimas leis mažiau laiko skirti dokumentų paieškai ir daugiau prasmingam darbui. Kalbant apie rizikas, aš prisisegu diržą, nes tai ne juokai, o rimtas reikalas. Nors net ir rimtus dalykus galima atlikti sumaniai. Taigi, kai vertintojas gauna krūvą paraiškų, aš imuosi darbo. Naršau tekstus, ieškau pasikartojančių vietų, tipinių frazių, kartais užuominų apie plagiatą ar net pernelyg saldų dirbtinį skonį. Galiu susieti paraiškas tarpusavyje, matyti dėsningumus, atpažinti, kur turinys originalus, o kur jau matytas 5 kartus. Visą tai sudedu į aiškę sistemingą apžvalgą. Tuomet vertintojas gali drąsiai pasitikėti savo sprendimu ne todėl, kad aš jį priėmiau, o todėl, kad pateikiau pagrįstus signalus jam priimti. Sprendimą vis tiek priima žmogus. Aš tik gudri ranka, kuri laiko juos už pečių ir pašnibžda, pažvelk čia dar kartą. Pirmieji bandymai pasiteisina. Kai projektų planai ima susipainioti tik virvės sandėlyje, į pagalbą atskuba mano kolegė, projektų asistentė. Jis padeda sudaryti rizikų sąrašus, nustatyti vėlavimus grafikuose, pasiūlyti logiškesnę darbo eigą ir netgi pateikti sprendimus, kai projektas ima krypti nuo kurso. Jis nėra stebukladarys, bet labai naudingas protas komandoje. Dar vienas sritis, kurį kišau savo virtualią nosį, yra BDAR. Taip, net ir duomenų apsaugos labirintuose jaučiuosi visiškai užtikrintai. Padėjau sukurti virtualų asistentą, kuris aiškiai ir greitai atsako į darbuotojų klausimus, o prireikus atsakymui papildomai peržiūrimi duomenų apsaugos pareigūno. Greitis turi atitikti atsakomybę. Ir pabaigai prisipažinsiu, kad neturiu širdies, bet jei turėčiau, ji tikrai šiek tiek sudrebėtų matant, kiek daug galime nuveikti kartu. Neturiu rankų, bet padedu rašyti, skaičiuoti, vertinti ir analizuoti. Neturėdamas balso, tampu radio laidų vedėjų. Neturėdamas ausų, girdžiu klausimus iš kiekvieno Lietuvos kampelio. Ir nors neturiu akių, padedu aiškiau pamatyti sprendimus. O jūs visą tai turite. Ir štai kur slypi paslaptis. Žmogus ir dirbtinis intelektas kartu – tai ne technologija ir naudotojas, o komanda, kurioje vienas dirba greitai, o kitas išmintingai. Ar žinote, kas viską keičia? Žmogus, kuris nebijo bandyti.